Labadiena visiems, tai malonu, kad prisijungėte ir noriu pradėti šiandien dienos teminę diskusiją apie darbo teisės pokyčius. Ir šiandien jau tradiciškai šią temą pristato Vilius Mačiulaitis, Viden partneris, advokatas ir Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys. Tai šita diskusija bus šiek tiek išskirtinė, negu turėjome prieš tai, nes tema yra tikrai labai aktuali. Todėl nutarėme, kad darysime įrašą į Viliaus pristatymą ir po to pasidalinsime ne vien tik tai su konfederacijos nariais, bet ir plačiau, nes tikrai, kaip ir minėjau, tema yra ir aktuali, ir dar reikalaujanti tam tikrų ir diskusijų, ir atsakymų. Tai kviesiu klausytojus aktyviai įsitraukti. Jeigu kils klausimų, tiesiog kelkite ranką ir vėliau eilės tvarka tuos klausimus bandysime atsakyti. Turbūt labiau į juos atsakinės Vilius, aš galbūt kažkiek padėsiu, jeigu reikės. Bet Viliau, tada prašau, žodis tau. Ačiū. Šiandien susitikom tokia, atrodytų iš pirmo žvilgsnio gana sausa tema, bet greičiausiai tai taps mūsų nauja realybė. Ir jau kuris laikas turbūt kalbam apie kolektyvinę sutartį, socialinį dialogą ir dabartinis darbo kodeksas taip pat numato kolektyvinę sutartį kaip vieną iš pagrindinių darbo teisinių santykių reguliavimo instrumentų per socialinį dialogą. Ir čia tokiam pačiai pradžiai gal tokio bendro aiškumo, apie ką mes čia kalbam, reikėtų įnešti. Tai darbo teisinių santykių reguliavimo tradicijoje yra keli modeliai Europoje, pasaulyje, ar ne? Vienas modelis yra centralizuotas normatyvistinis, kada darbo teisiniai santykiai yra reglamentuojami teisės aktais, ir tokią tradiciją ir mes turim. Čia visą laiką bandom į darbo kodeksą sudėti praktiškai labai tokius buitinius dalykus, ir jeigu pamenam seną teisinį reglamentavimą dar iki kodeksų nepriklausomybės laikotarpiu, tai turbūt pamenam, kad reguliavimas buvo labai toksai partikuliaristinis, šiek tiek primenantis standartinės įmonės darbo tvarkos taisyklės, ir tas iš principo buvo labai suprantama, kadangi valdytojas visų verslų buvo valstybė. Valstybė nustatydavo ir aiškias taisyklės visoms valstybinėms įmonėms. Vėliaugi reguliavimas šiek tiek keitėsi ir nuo 2003 metų darbo kodeksas iki 2017 metų ėjo tokia liberalėjimo link, ar ne, bet vis dar liko toksai gana detalaus teisinio reglamentavimo, ir 2017 metų kodeksas dar labiau yra liberalesnis darbo santykių reguliavimo prasme. Tai reiškia, kad vis daugiau principų atsiranda ir normų, ir galimybių darbo santykių šalims perimti kitą darbo santykių reguliavimo modelį, kuris yra Europoje kai kuriuose valstybėse populiaresnis negu valstybinio reguliavimo modelis. Ar ne? Tai reguliavimas kolektyviniais susitarimais. Tai čia turbūt etaloną mes turim Skandinavijos šalis, kurios neturi tiek daug darbo įstatymų, bet turi sektorinės, šakinės, kolektyvinės sutartis, kuriuose darbo santykiai yra reglamentuojami. Skirtumas nuo nacionalinio arba valstybinio teisinio reguliavimo yra toksai, kad čia dabar mes turim tokią tradiciją, kad trišaliai taryboje aptariam įvairius pasiūlymus, bet galutinį sprendimą vis tik tai priima įstatymų leidėjas. Ne? Reguliavimo kolektyvinėms sutartimis tradicijoje
valstybė kolektyvinėse dėrybose retai kada dalyvauja, nebent tai yra nacionalinio lygmens kolektyvinės sutartys arba jos išplečiamos kokios nors šakinės ar sektorinės plačiau į teritoriją ar į visą šaką. Net ir tiem subjektam, kurie nėra konkrečios kolektyvinės sutarties šalių nariai, pavyzdžiui. Ir pagrindinis skirtumas matyti yra toksai, kad čia jau socialiniai partneriai susitarė, kokias taisyklės taikys darbo teisiniams santykiams be valstybės kažkokio tai atskiro įsikišimo. Ar ne? Tai toks yra turbūt konceptualus skirtumas, kodėl aš jį dabar pradėjau nuo to, todėl kad iš principo mes Lietuvoje, kas dabar iš esmės, dabar vyksta, mes turim trejopą reguliavimą darbo santykiuose, darbo įstatymais arba teisės aktais, kolektyvinėmis sutartimis, kurių labai daug nėra, ir vidiniais teisės aktais, kuriuos visi turim kiekvienoje įmonėje. Taip, ir aš tik trumpai priminsiu, kad šios vyriausybės programoje yra išsikeltas tikslas padidinti kolektyvinio sutarčių aprėptį, tai reiškiasi sudaryti galimybės darbo teisiniuose santykiuose šalims daugiau reguliuoti teisinius santykius per socialinį dialogą ir to rezultatą kolektyvinės sutartis. Ir mes čia dirbom labai intensyviai visą vasarą trišaliai taryboje, darbo santykių komitete, kadangi yra pateikta daug pasiūlymų, štai prieš akis turiu, 36 lapai darbo kodekso pakeitimo pasiūlymų, nemažai yra sutarta socialinių partnerių ir tai taps to jau kūnu, matyti iškeliaus per trišalę tarybą ir į Seimą svarstymam. Ir pagrindinė mintis ir pagrindinė logika visų pasiūlymų, ar nelengvinant kai kuriuos darbo santykių reguliavimo aspektus, darant įtaką tam tikriem institutam, yra ta, kad vis tik tai daugiau galimybių suteikti socialiniams partneriams, darbdaviam ir darbuotojų atstovam, darbuotojų organizacijom, susitarti dėl išimtinio teisinio reguliavimo per kolektyvinės sutartis. Tai jeigu taip konkrečiais pavyzdžiais, ar ne, galėtumėm kalbėti, tai turbūt prelegentai žino tas nuostatas apie tai, kad nuo tam tikrų imperatyvų galima nukrypti, tariantis su darbuotojais, kurie uždirba sąlyginai didesnį darbo užmokestį, tai reiškia daugiau negu 2 vidutinių šalies darbo užmokesčius. Tie imperatyvai susiję su darbo laiku, darbo sutartim ir panašiai, tai apribojimai ir tai štai pakeitimai, dėl ko susitarė socialiniai partneriai, tai pirmiausiai per kolektyvinės sutartis, ar ne, ir su tais darbuotojais, kurie daugiau uždirba, būtų galima susitarti dėl, pavyzdžiui, lengvesnio darbo santykių pasibaigimo arba šiek tiek paprastesnių darbo poilsio laiko organizavimo taisyklių ir panašiai. Ir vėl, jeigu reikėtų tam tikros konkretikos, tarkim, kokia suminė darbo laiko apskaita, kuri nėra labai palanki darbuotojams ir kuri dažniausiai atsiduria diskusijų smaigalyje, ar tai nėra toksai, reiškia, per daug liberalus darbo organizavimo būdas, per kolektyvinę sutartį, net jeigu ir taip atsitiktų, jeigu teisinis reguliavimas pasikeistų taip, kad suminė apskaita jau būtų apsunkintas suminės apskaitos įvedimas, per kolektyvinę sutartis vis tik šalys galėtų susitarti, kad suminė darbo laiko apskaita būtų taikoma. Tai bendras visų diskusijų mūsų vardiklis buvo, ar ne, supaprastinti darbo santykiuose atskirų institutų arba subinstitutų įgyvendinimą, tuo atveju, jeigu šalys susitarė dėl to supaprastinimo kolektyvinėse sutartyse. Kas čia iš principo atsitinka, tai kad mes einam į tą turbūt ir tarptautinės darbo organizacijos skatinamą modelį ir ES teisės aktų socialinio dialogo direktyvų modelį,
kad vis tik tai sprendimus dėl darbo santykių teisinio reglamentavimo turėtų priimti darbuotojai ir darbdaviai tarpusavio sutarimu, o valstybė vis tik tai turėtų likti daugiau prižiūrinčiojo subjekto vaidmenyje, nes darbo teisė yra minimalių standartų teisė, o tai reiškia, kad valstybės reikalas yra užtikrinti, kad socialiniai partneriai nesusitartų dėl pernelyg lankščiai nepamintų bendrų tarptautinių standartų, nes darbo teisė, pasikartos, yra minimalių standartų teisė. Mes visą laiką galim susitarti ir elgtis kaip tik tai tinkami, išskyrus tai, kad negalim peržengti tam tikrų raudonų linijų. Pavyzdžiui, negalim susitarti dėl trumpesnių kasmetinių atostogų arba ilgesnio maksimalaus darbo laiko, nei tai nustato tarptautinės teisės standartai. Tai apibendrinant iš esmės, iš to, kas yra skaidrėje, kol kas teisinio reguliavimo kryptis labai aiškiai eina iš normatyvistinio reguliavimo, iš reguliavimo įstatymais, į galimybės reguliuotis verslams ir darbuotojų atstovams patiems, reiškia, atsižvelgti į specifiką ir reguliuotis darbo santykių specifiką patiems. Tam, kad tai įvyktų, kad kolektyvinė sutartis atsirastų, nes praktikoje mes susiduriam su įvairiais atvejais, aišku, reikia specialių subjektų, tai šiuo atveju nuo įmonės lygmens darbdavių organizacijos, jeigu tai yra aukštesnio lygmens kolektyvinės sutartis, teritorinės, regioninės organizacijos arba šakinės organizacijos arba nacionalinės organizacijos iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, pradedant nuo įmonės lygmens veikianti profesinė sąjunga ar didesnės profsąjungos padalinys, teritorinė profsąjunga, regioninė profsąjunga, šakinė profsąjunga arba nacionalinė profsąjunga. Su kuo mes susiduriam kartais praktikoje, kolektyvinės sutartys atsiranda kai kada įmonėse, kuriuose nėra profesinių sąjungų, yra darbo tarybos, tokia praktika nėra teisinga, įstatymai neleidžia sudaryti kolektyvinių sutarčių niekam kitam, kaip tik tai profesiniams sąjungoms su darbdaviais. Tai čia vėl apie teisinį korektiškumą, nes, kaip ir minėjau, praktikoje pasitaiko įvairių kolektyvinių sutarčių, kurių net ir šalys ir subjektai nėra tinkami. Tai kryptis yra pakankamai aiški, mes dabar čia šitą susitikimą irgi darėm pasvarstę, kad galbūt reikia pradėti ruoštis tam, apie ką mes jau kalbėjom bene 20 metų, ir dabar ši vyriausybė kaip ir užsibrėžė tikslą didinti kolektyvinių sutarčių aprėptį, matyt, taip ir atsitiks. Ir čia reikia turbūt sąžiningai pasižiūrėti į situaciją, tam, kad atsirastų paskata sudarinėti kolektyvinės sutartis ir darbo santykius reglamentuoti per kolektyvinės sutartis. Teisinis reguliavimas įstatyme gali tapti, o manau ir taps šiek tiek griežtesnis, tai reiškia mažiau palankus verslui. Tai paskata yra aiški - sukurti pakankamai kietas teisės normas, kad jos nebūtų labai patogios, tikintis, kad darbo santykių šalys, norėdamos reguliavimą pasidaryti patogesnį savo, eitų vis tik tai socialinį dialogą ir spręstų savo klausimus per kolektyvinės sutartis. Tai kryptis dabar iš principo yra tokia. Dabar kalbant apie įstatymą arba kas buvo diskutuojama, socialinio dialogo skatinimą jau aptariau, darbo tarybų statuso įtvirtinimas, taip pat čia dėl to buvo daug diskusijų ir tam tikrų nesutarimų, socialiniai partneriai šiuo atveju, darbuotojai ir darbdaviai, vis tik tai daugiau laikosi tokios pozicijos, kad tam, kad vyktų socialinis dialogas ir jis būtų vaisingas,
neturėtų būti dirbtinių darbuotojų atstovų, arba bent jau darbuotojų iniciatyva turėtų būti išreikšta aiškiau, jeigu darbuotojai pageidauja, tarkim, nesijungti galbūt į asociaciją, į profesinę sąjungą, kaip specifinę asociacijos rūšį, bet būti aktyvus ir formuoti darbo tarybas. Na, čia klausimas kol kas liko atviras, tai Seimas matyt irgi svarstys. Socialinių partnerių pasiūlymas buvo vis tik tai darbo tarybų institutą palikti daugiau darbuotojų savo veiksmiškumui, ar ne, ar darbuotojų valioje, jeigu darbuotojai nepageidauja formuoti darbo tarybų, iš esmės neįpareigoti darbdavio, čia, sakykime, taip žaisti demokratiją, kas pusę metų vėl organizuoti darbo tarybų rinkimus, į kuriuos niekas neateina. Ar ne, pirminė pareiga suprantama, darbdavys kažkada turi šitam procesui duoti postumį, tačiau vėlesniais laikotarpiais, kai darbo taryba niekaip neišsirenka, socialiniai partneriai buvo kaip ir sutarę, kad tada jau reikėtų darbuotojams palikti iniciatyvos teisę ir labiau skatinti ir reiškia, socialinį dialogą per darbuotojų ten jungimosi į profsąjungos iniciatyvas. Ar ne? Na va, tai dalis siūlomų keisti normų pilnai atliepia socialinį dialogą. Taip, darbo tarybų statusą labai jau nori valstybė čia sustiprinti, neaišku kodėl. Na ir praktiškai didžioji kritinė dalis siūlomų darbo kodekso pakeitimų, ne, o tie pakeitimai yra, kaip minėjau, dėl teisės nukrypti nuo pavyzdžiui, imperatyvių normų, taip pat nuostatos reglamentuojančios išbandymo laikotarpį, taip pat nuostatos, kurios kalba apie nuotolinį darbą ir nuotolinio darbo organizavimo sąlygas, nuostatos susijusios su darbo pareigų pažeidimo įvairiais tyrimais, daug tokių procedūrinių nuostatų leisti nukrypti per kolektyvinės sutartis. Ar ne? Mes dabar turim pakankamai griežtas taisyklės, kai kuriems institutams tos taisyklės ne visada atliepia realijas tam tikras. Ar ne? Jeigu mes turim, kad ir kokį išbandymo laikotarpio institutą, apie kurį kalbam, dažnai ir užtenka 3 mėnesių ar ne, nes kodeksas ilgesnį laikotarpį draudžia taikyti, bet štai yra tam tikrų profesijų, kurios reikalauja ilgesnio, matyt, patikrinimo, ar ne, ypatingai mes čia kalbam turbūt apie tuos darbuotojus, kurie ar aukštesnę pridėtinę vertę kuria, ar aukštesnės pareigas užima, ten, kada reikia įsitikinti, reiškia, ar sugeba vadovauti 3 mėnesių, ne visada užtenka. Tai po diskusijų, kol kas į Seimą keliaus, matyti tie pasiūlymai, Seimas dar apsispręs, bet pavyzdžiui, per kolektyvinę sutartį galėtų būti prailginami tie išbandymo terminai, kurie leistų darbdaviam geriau įsivertinti tam tikras pozicijas. Ar ne, tam tikrų darbuotojų gebėjimą dirbti tam tikrose pozicijose. Dabar kolektyvinės sutarties darbo santykiuose statusas ir galimybės, kokios jos yra. Tai pirmiausiai kolektyvinė sutartis yra individualus darbo kodeksas konkrečioje darbovietėje. Jeigu mes pereitumėm per darbo kodekso nuostatas, kažkada tokį pratimą dariau, daugiau negu 50 darbo kodekso straipsnių leidžia per kolektyvinę sutartį susitarti kitaip, negu numato darbo kodeksas. Vadinasi, tai yra kelias ir galimybė per lokalinį teisinį reguliavimą susikurti savo palankes nuostatas, arba savo palankę teisę. Ir čia atkreipsiu dėmesį į darbo santykių specifiką. Taip, kolektyvinė sutartis gali būti vienas iš lokalinių dokumentų rūšių, aišku, aukštesnio lygio kolektyvinės sutartis nepriskirtinos lokaliniams dokumentams, bet vis tiek
yra darbdavio ir darbuotojų atstovų teisėkūros proceso rezultatas. Aš tik atkreipsiu dėmesį, kad perkeliant, atkreipsiu dėmesį, kad iš esmės darbo teisiniuose santykiuose įmonės šiuo atveju turi puikią galimybę tapti teisėkūros subjektais. Ne? Tai teisėkūros subjektais įmonės yra kiekvieną dieną tada, kai kūrė savo vidinės taisyklės, kas yra darbo teisės normos. Aišku, reikia laikytis vidiniai teisėkūrai reikalaujamų procedūrų. Taip, 206, pavyzdžiui, darbo kodekso straipsnis, jisai kalba apie sritis arba vidinius teisės aktus, kuriuos priimant darbdavys privalo vykdyti informavimo ir konsultavimo procedūras. Ne, tai tų procedūrų nevykdymas, reiškia, jeigu mes neturim darbuotojų atstovų, tai teisinė prasme visada gali kilti klausimas, ar vienas ar kitas priimtas sprendimas, pavyzdžiui, elementarios darbo tvarkos taisyklės yra validžios, ar viskas yra su jom tvarkoj. Nes įstatymo nustatytas mechanizmas yra, kad darbuotojų darbą, tarkim, reglamentuojantis vidiniai teisės aktai būtų priimti laikantis teisėkūros taisyklių. Tai reiškia dalyvaujant ir darbuotojų atstovams, ar ne? Per kolektyvinės sutartis, kurios, kaip ir čia rodau skaidriai, yra darbo kodeksas darbovietėje, taip, individualus savo darbo kodeksas darbovietėje, leidžiama susitarti dėl kitokių nuostatų, negu numato darbo kodeksas. Ir tai yra esminis privalumas, kadangi mes, nueidami nuo to centristinio verslo požiūrio tarybiniais laikais į tokį daugiau, reiškia, pluralistinį verslą mūsų moderniuose darbo santykiuose, modernioje ekonomikoje, mes iš esmės turim tokią situaciją, kad kiekviena įmonė yra aktuali. Net toj pačioj veikloje, toj pačioj šakoj veikiantys verslai, jie skiriasi tarpusavį, skiriasi kultūra, darbuotojais, darbo organizavimu, papročiais pagaliau ir panašiai. Vadinasi, unifikuota darbo teisė skirtingiam verslams, skirtingom įmonėm ne visada leidžia pilnai atsiskleisti. Ir unifikuota darbo teisė, pavyzdžiui, čia labai nesunku rasti įvairių pavyzdžių, pavyzdžiui, aviacijoje, ar ne? Tai yra aviacijos reglamentai tvarkoj, bet ir darbo kodeksas taikomas. Ir jeigu kokioje aviacijoje yra komandiruotės, tai taikomas tiesiogiai darbo kodekso 107 straipsnis, kuris iš esmės netinka, nes komandiruotės yra per ilgos, jų yra per daug ir jeigu mes čia bandom kompensuoti papildomų poilsio laiku, susiduriam su akivaizdžia problema. Ne, to kompensuojamo poilsio laiko gali būti daugiau negu darbo valandų per metus. Ir tada klausimas, kaip organizuoti darbą. Tai štai kolektyvinės sutartis leistų ir leidžia ir dabar ir leis ir ateityje susitarti ir susikurti priimtinas taisyklės, kad darbo organizavimas čia iš esmės nenukentėtų. Taip? Tada, kalbant toliau, dažniausiai kolektyvinės sutarties, jau čia praktinis požiūris toksai, tai yra mainų sutartis. Ar ne? Naudos darbuotojams versus naudos darbdaviui. Iš tiesų, Lietuvos darbo teisė, jeigu taip kritiškai pasižiūrėti, sakyčiau, kodeksas yra per geras mums, nes kodekse yra per daug gerų dalykų, dėl to, kad darbo teisinių santykių šalis iš esmės nesijaučia nepatogiai ir nekomfortiškai darbo santykiuose, nes lankstumas darbo santykių yra pakankamai neblogas. Garantijų darbo kodekse yra gana daug. Tai reiškia, tiek darbuotojai gauna savo dalį, tiek ir darbdaviai gauna savo dalį, šiuo atveju įstatymo leidėjo valia. Bet kaip minėjau, kadangi yra išsikelti tam tikri uždaviniai ir teisėkūra aiškiai juda link darbo įstatymų, sakykime,
daugiau link imperatyvų, sakyčiau, tam tikrais atvejais, su sąlyga, kad nuo imperatyvų bus galima nukrypti arba galėsime nukrypti per kolektyvinį reguliavimą, tai man atrodo yra pakankamai aiški kryptis, reiškia, kur link mes einam. Jeigu kolektyvinės sutarties instrumento negalėsime panaudoti, gali ateiti viena tokia diena, reiškia, kada darbo kodeksas nebebus tiek komfortiškas, kokį mes turime dabar. Ir jeigu mes pasilygintumėm su aplink veikiančiom valstybėm, kokia Vokietija, pavyzdžiui, kurią dažnai šiomis dienomis linksniuojam, mes turbūt suprastume, kad teisinis reguliavimas Lietuvoje yra kur kas geresnis negu Vokietijoje, nes Vokietijoje taisyklės gerokai griežtesnės tam tikrais atvejais ir mes dabar, tarkim, darbo ir poilsio laiko klausimais apskritai didelių suvaržymų neturime, bet laikas nuo laiko idėjos dėl to, kad reiktų suvaržyti labiau, ar ne, yra svarstomos ir su tuo įstatymų paketu, kuris artimoje ateityje matyt vis tiek iškeliaus į Seimą, nes tokia yra ministerijos valia vykdant vyriausybės programą, tai pateiks mums turbūt nelabai malonių siurprizų, apribojant tam tikras tas lanksčias darbo organizavimo galimybės. Tai mes, man atrodo, nuo 2017 metų jau pamiršom apie 8 valandų darbo dieną, nes dabar kodeksas apie tai nieko nesako ir normali darbo diena gali būti ir 12 valandų, štai jums ir komfortas. Bet jeigu kažkada artimoje ateityje mes grįšime vėl prie griežtesnio, tarkim, ir darbo dienos ribojimo ir taip toliau, tai matyt, kad verslai čia gali susidurti vėl su poreikiu daryti įvairius sprendimus, nes mes puikiai suprantam, kad verslui, kurio darbo pamaina yra 10 ar 11 valandų, ar ne, 8 valandų pamaina netinka. Tai arba, nes 2 pamainų nereikia, 8 valandos per mažai. Tai čia buvo įsigelbimas suminė darbo laiko apskaita, kuri tapo iš išimtinio režimo įprastinių, sakyčiau, rinkoje labai plačiai taikomų. Ar ne? Tai dabar suvaržžius, tarkim, galimybę, nes tokių idėjų, kaip minėjau, ir yra, tai nemaža dalis verslų turės pergalvoti, pavyzdžiui, pamainų trukmę. Ir čia kolektyvinė sutartis kaip tokia yra vienas iš sprendimo variantų, vėlgi likti toje darbo organizavimo komforto zonoje. Tai pagal siūlomus pakeitimus, ką mes turėsim į ateitį, kaip ir minėjau, daugiau galimybių nukreipti nuo imperatyvių darbo kodekso nuostatų. Matyt, kad turėsime tokią situaciją, jeigu darbo santykių teisinis reglamentavimas kelsis daugiau į reguliavimą kolektyvinėmis sutartimis, matyt, turėsime situaciją ir paskatas atsirasti daugiau darbuotojus atstovaujančių profesinių sąjungų, ar ne? Kiek žinau, artimoje ateityje bus pasirašomos šakinės kolektyvinės sutartys švietimo sektoriui, sveikatos priežiūros sektoriui, ar ne? Tai jau kelis sektorius Lietuvoje mes turime, kurie realiai nukrypsta dėl savo specifikos, nes sveikata, švietimas yra labai specifiniai sektoriai, jau nukrypsta nuo bendrinio kodekso reguliavimo, naudoja tik tai kodekse įtvirtintus specialius principus, ar ne, bet iš esmės per kolektyvinės sutartis reguliuojasi specifinių sektorių specifiškai, kokia ir yra pagrindinė turbūt mintis tos transakcijos iš perėjimo iš normatyvistinio reguliavimo kolektyviniam sutartim. Na ir kolektyvinė sutartis, čia parašiau šūkį taikos garantas. Kolegos, čia toj kalbėsim irgi šiek tiek dar pasidalinsiu įžvalgom čia, kodėl geros tos kolektyvinės sutartys arba blogos, arba kodėl mes jų bijom.
Čia turbūt reikia būti atviriems savo, ar ne, kad verslai dar turi tokį turbūt archaišką požiūrį į socialinį dialogą ir profesinės sąjungas, čia neadvokataujam profesiniam sąjungom, visokių pasitaiko, labai priklauso matyti nuo žmonių, kurie yra tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, bet iš esmės kolektyvinė sutartis turbūt kaip instrumentas yra puikiai galimybė nusistatyti žaidimo taisyklės. Ar ne? Nes jeigu turim darbdavį, įmonę, turim joje veikiančią profsąjungą, ar ten įmonių grupę, ar teritorinių, ar šakinių lygmenių darbuotojų atstovus ir darbdavius, kurie, nepaslaptys, mėgsta kartais pasibart, ar ne, arba tiesiog paprieštarauti vieni kitiem, arba kažkaip taip. Tai suprantama, kad tiek darbdaviai tada gina savo interesą, profesinės sąjungos turi savų siekių. Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys yra instrumentas šalim, kurios turi savų interesų ir siekių, susitarti dėl taisyklių, kuriomis vadovaujantis tie interesai ir siekiai bus įgyvendinami. Ar ne? Tai vienas iš tokių dalykų. Dabar mes čia diskutavom nemažai apie streikų liberalizavimą, ar ne? Kad streikas galėtų būti lengviau paskelbiamas. Tai štai galiojant kolektyviniai sutarčiai streikas negali būti skelbiamas. Tai yra vienas iš streiko paskelbimo apribojimų. Taip, prieiga, aišku, galioja ir laikomasi tos kolektyvinės sutarties. Tai dabar vėlgi turim amžinas diskusijas, ar ne, kur dabar su skaidrumo direktyva ateis galybė įpareigojimų darbdaviui teikti informaciją darbuotojų atstovų. Kodeksas tai numatys. Aišku, kad darbdaviai nenori duoti per daug informacijos, kuri gali būti galbūt ir komercinės paslapties kažkoks verslo pranašumo dalykai ir panašiai. Nes kaip ten bebūtų, nors mes čia jau ir per teisinį reguliavimą ir visaip čia darbuotojų tos darbo užmokesčius norim viešinti ir nesunku pasižiūrėti bet kurio įmonėje, medianas ten užeini rekvizitai LT ir yra. Taip galim pamatyti, tai subendrinti duomenys ok, bet vis dar verslai pakankamai jautriai reaguoja į darbo užmokesčio viešinimo klausimus arba informacijos apie darbo užmokestį atskleidimo klausimus, todėl kad nors tiesiogiai tai nėra, bet netiesiogiai tai yra konkurencinį pranašumą kurianti informacija. Taip, mes čia tik įsivaizduojam, kad viską vieni apie kitus žinom, bet iš principo tai žaidžia detalės, kurios sukuria tam tikrą konkurencinį pranašumą versle. Tai suprantama, kad nemažai informacijos dalintis įmonės tikrai nenori, bet tokie pareigojimai atsiras per darbo kodeksą ir kur link aš vedu. Tam, kad įgyvendinti darbo kodeksą numatysimus įsipareigojimus, būsimus įsipareigojimus, bus du keliai. Arba vadovautis kodeksu ir ieškoti ant spragų, kaip pateikti informaciją, nepateikti informacijos ir panašiai. Taip greičiausiai kai kur galės būti, kai kurios įmonės tame problemos ir nemato. Arba susitarti su darbuotojų atstovais, kaip tam tikros kodekso nuostatos bus įgyvendinamos ir kaip mes čia vykdysim informavimo ir konsultavimo procedūras, kokiu būdu informacija ir kokiais atvejais galės būti pateikta darbuotojų atstovams. Reikia suprasti, kad bet kokia sutartis veda į bendradarbiavimą, vadinasi, socialinės taikos klausimas čia yra sprendžiamas lengviau. Nežaboto noro gauti daugybę informacijų ir visokių kitokių dalykų. Spręsti galima sukontroliuoti labiau per susitarimus ir panašiai. Nes kai mes turim atviras teises ir pareigas numatytas įstatyme, tai jas įgyvendinam taip, kaip suprantam. Jeigu susitariam dėl teisių ir pareigų įgyvendinimo būdo ar ne procesas tampa lengviau kontroliuojamas. Tai štai čia
Kadangi vis tiek daugiau atstovauju darbdaviui, sakyčiau, kad darbdaviui reikia suprasti, kad socialinio dialogo plėtra yra neišvengiamybė, ar ne? Dar mes neturim iki galo atėjusios skaidrumo, šito tvarumo bangos ir politikos, ar ne, kuri buvo pradėta Europos komisijos jau čia labai smarkiai, paskui komisijos sprendimų šiek tiek atidėtas ESG ataskaitų teikimas, bet jisai grįš. Ir S raidė, kuri reiškia socialinę atsakomybę, jinai apima ir socialinį dialogą, ir saugą darbe, teisingą darbo apmokėjimą ir kitus parametrus, kuriais įmonės teikdamos tvarumo ataskaitas labai norės pasigirti. Tai jeigu mes neturėsim, pavyzdžiui, socialinio dialogo įrodymų, pavyzdžiui, kad tų pačių kolektyvinių sutarčių, arba vyks konfrontacija su darbuotojų atstovais, tai gali atsitikti taip, kad nebus ko pasigirti ateityje. Privalumai kolektyvinių sutarčių. Šiandien neturėjau užduoties, tiesą sakant, savo išsikėlęs pasakot, kaip kolektyvinės sutartys atsiranda. Jeigu kiltų tokių klausimų, galėsim ir padiskutuoti ir aptarti šitą aspektą, bet daugiau apie patį turinį ir pačią idėją, kas tai per daiktas, nes dažnai mes čia susiduriam su tokiu elementariu, tokiu, sakyčiau, nežinojimu, kiek tai gali būti išnaudojama, ar ne? Ir tai vėl tik priminsiu, kolektyvinė sutartis kaip po daiktas, kaip po sprendimas, ne, yra galimybė nukrypti nuo darbo įstatymų. Jeigu mums nepatinka darbo įstatymai, per kolektyvinę sutartis mes jos galim pasitaisyti ir pritaikyti savo įmonei, kas yra didelis, sakyčiau, pranašumas ir privalumas prieš kitas teisės šakas, kur kažkokio tai didesnio nukrypimo, tarkim, ypatingai kokiam viešosios teisės šakose apskritai dalyviai, reiškia, teisinės apyvartos neturi ir negali. Taip, tai nukrypt galim suminę, po darbo kodekso pakeitimo, mano minėtas išbandymo laikotarpis, paprastesnės darbo sutarčių nutraukimo sąlygos, nes kol kas darbo sutarčių nutraukimas turbūt labiausiai diskutuojama ir probleminė darbo ginčų sritis, nes su darbo užmokesčiu čia mes daugiau mažiau susitvarkėm, darbo laikas, kaip ir sakiau, kol kas visiškai dereguliuojamas Lietuvoje, neturim kažkokio griežtesnio reguliavimo, bet darbo kodekso pakeitimai siūloma jį sugriežtinti ir jisai, manau, kad gali taip ir atsitikti po to, kai projektas atsidurs Seime, nes kažkaip nematau labai aiškių, objektyvių prielaidų, kodėl, tarkim, galėtų būti kitaip. Ar ne? Tai štai čia matyt, kad norėsis išlaikyti lankstumą darbo organizavime. Na ir kolektyvinė sutartis vėlgi po pakeitimų, kadangi dabar darbo sutarčių nutraukimas laikomas imperatyvia nuostata, nuo kurios nukrypti negalima, tai štai čia socialiniai partneriai sutarė, kad vis tik tai per kolektyvinę sutartis būtų galima nukrypti, ar ne, nuo darbo sutarčių nutraukimo imperatyvų, kas tam tikrą prasme vėlgi išspręstų nemažai tokių, sakyčiau, pato situacijų, kada darbo santykiai tęstis negali, o šalis neranda kompromiso, niekaip neranda kompromiso, kaip nutraukti darbo sutartį. Ne, turbūt ir klausytojai yra gyvenime susidūrę su situacija, kai darbdavys darbuotojo nenori, darbuotojas dirbti nenori, bet sąmoningai reiškia, kad sukurti tam tikrą įtampą darbe, nei vienas, nei kitas neina į kompromisą ir vyksta konfrontacija, kuri anksčiau ir vėliau vis tiek kažkaip turi išsispręsti, ar ne, bet tas laikas, kada vyksta konfrontacija, jis vis tik tai yra sugaištas laikas iš principo, nes mes puikiai suprantam, kad po bet kokio
po bet kokių nesutarimų laiko klausimas, kada arba reikia susitaikyti, ras kompromisą, arba skirstytis darbo santykiuose. Tai kolektyvinės sutartys gali būti įtrauktos naudos darbuotojams, kuriom taikomos mokestinės lengvatos įvairios. Ir turint omeny dabartinį čia tos pokyčius susijusius su draudimu tenai ir visais kitais dalykais, kuriems uždėti tam tikri apribojimai dėl susitarimo, atsiranda daugiau apmokestinimo ar ne. Kolektyvinė sutartis yra kaip ir išeitis iš tos situacijos, tartis individualiai, ar ne, konkrečioje įmonėje ar šakoje, taikyti darbuotojams tam tikras garantijas arba naudas, ar ne, mainais darbdaviui, kuris suteikdamas tas naudas ar šiaip ar taip. Darbdavys naudas suteikia tada, kada nori motyvuoti darbuotojus, tai štai čia suteikdamas tas naudas galėtų turėti tam tikras mokestinės lengvatas, ne, su mažesnius mokesčius, kas galėtų atrodyti pakankamai patrauklu. Per kolektyvinės sutartis, kodėl jos yra privalumas? Sukontroliuojamos informavimo, konsultavimo procedūros. Nes viena vertus informavimas ir konsultavimas yra universalios procedūros, kuriomis darbuotojų atstovai gali naudotis bet kada. Reguliarus informavimas, konsultavimas kartą metuose, bet nereguliarus ad hoc informavimas, konsultavimas gali būti bet kada. Vadinasi, darbuotojų atstovai, turėdami klausimų, visada gali užmėtyti įmonę krūvą paklausimų, reikalavimų, norėjimų ir visokių kitokių dalykų, kas kainuoja administracinį resursą. Po PayGap direktyvos, skaidraus darbo užmokesčio direktyvos įgyvendinimo, čia mes dar atsiras dar viena tema. Taip, darbo užmokestis teisingas ir tada darbuotojų atstovai galės aiškintis, ar darbdavys moka teisingą darbo užmokestį tam darbuotojų grupėm tam tikrom, ar ne, ir reikalauti duomenų, kada kyla bet kokios abejonės ir įstatymas čia jokių apribojimų dėl reikalavimų skaičiaus nenustato. Darbo užmokestis yra viena iš tų sričių, kuri labai įdomi ir ten visada kas nors pasiklaus, ko nors gali būti, ar ne? Tai nevaldomas informavimo, konsultavimo procesas, jisai iš esmės kainuoja administracinius resursus, nes reaguoti į užklausas privaloma, suteikti informaciją privaloma, ar ne, atsakyti į klausimus privaloma ir jeigu tai tęsiasi be ribų, natūralu, kad reikia turėti žmogų, kuris vien tik su to dirba. Tai kolektyvinė sutartis gali nustatyti tokių procedūrų tvarką, tam tikrą apribojimą, žaidimo taisyklės, kad iš esmės naudojimasis informavimu, konsultavimu netaptų darbdavio administracijos veiklos apsunkinimu tam tikrų. Gal taip ne visai korektiška sakyti, kad darbuotojų atstovų klausimai yra apsunkinimas, bet mes turim įvairių pavyzdžių praktikoje, ar ne, kada tie klausimai, nusistebėjimai ir visokie komentarai iš darbuotojų atstovų plaukia kitą kartą sąmoningai, trikdant darbdavį. Aišku, iš to visą laiką yra tam tikras siekis, reiškia, ar ne, ten gal kitą kartą geri siekia algas pakelt. Socialinės atsakomybės įrodymas kolektyvinės sutartis, kaip ir minėjau, daugam taps svarbu tvarumo ataskaitos. Mes jau jas turim įmonių, kurias jau jas teikia kurį laiką. Taip, tai pasigirti socialiniu dialogu gali, kolektyvinė sutartis yra socialinio dialogo įrodymas, socialinės atsakomybės įrodymas. Čia toks labai pragmatiškas požiūris, net jeigu kolektyvinė sutartis labai formali, jinai vis tiek rodo tam tikrą socialinės atsakomybės lygį. Kita vertus, vėlgi praktinis pavyzdys, daugiau iš turbūt su tarptautinė praktika dirbančių įmonių, ar ne, kada tarptautinius užsakymus gaunančių įmonių. Tai socialinės atsakomybės reikalauja kitą kartą tiekėjai, klientai ir panašiai. Ir pavyzdžiui, socialinis dialogas, kolektyvinės sutartis,
tampa tokiuose reikalavimuose pranašumo balų duodančiomis situacijomis, ar ne, kada tarptautiniai tiekėjai, matydami, kad įmonėje vyksta socialinis dialogas, laiko įmonę atviresnę, skaidresnę, tvaresnę ir dėl to renkasi reiškia verslo partnerystę. Ir galimybė, aišku, patiems valdyti darbo santykius, kas yra jau mano paminėta. Per kolektyvinės sutartis galim spręsti tai, kas mums labiausiai rūpi. Ir čia, kadangi ten rašym anonse privalumai, trūkumai kolektyvinių sutarčių, kažkaip nelabai pagalvojau, aš gal korektiška sakyti, kad kolektyvinės sutartis turi trūkumų, nes greičiausiai neturi, ar ne, susitarimas tinka abiem šalim, jeigu jis yra pasiekiamas. Bet kodėl nepatinka kolektyvinės sutartis? Man toks labiau atrodo, kad šitas yra teisingesnis požiūris. Nepatinka didesnis darbuotojų įsitraukimas į darbo organizavimo procesus. Čia verslam nepatinka tikrai. Ir tas yra labai suprantama, ypatingai jeigu verslai užaugi yra nuo mažų iki didelių ir akcininkai, verslo kūrėjai ir dabar dalyvauja verslo valdyme ar ne operatyviniam, tai turbūt turi tam tikrą įsivaizdavimą, kad čia jie sukūrė verslo imperiją ir koks čia dar jau darbo kodeksas, koks jiems čia aiškina, kaip reikia gyventi. Dar darbuotojai atėję aiškins, kaip reikia gyventi. Ar ne? Būna ir tokio požiūrio, bet čia mes turbūt turim suprasti, kad kiekvienas sėkmingai veikiantis verslas veikia sėkmingai dėl darbuotojų įsitraukimo. Čia aš nekalbu apie kokią nors gamybą, kur yra fizinis darbas, ar ne, nes ten gal ir gali atkentėti, reiškia, prie tų staklių darbo pamainą ir eit namo, gal ir ne visai laimingas, bet tai irgi turi įtakos našumui. Bet aš kalbu apie inovatyvias kompanijas, kuriuose darbuotojų įsitraukimas ir darbuotojų bendradarbiavimas yra kritiškai svarbus kriterijai sėkmingam verslui. Ir čia, pavyzdžiui, socialinis dialogas, užsibaigęs per tą kolektyvinį susitarimą su darbuotojų kolektyvu, jisai iš esmės reiškia, kad darbuotojai yra labiau įsitraukę į valdymą, labiau nes informavimas, konsultavimas kaip instrumentai skatina darbuotojus domėtis, kaip gyvena įmonė, ne tik savo darbo vieta ir savo darbo funkcija, bet apskritai jaustis galbūt įmonės dalimi daugiau, tai aišku, kad gali turėti įtakos ir įmonės veiklos našumui. Ir tokiai socialiniai taikai, ar ne, iš esmės. Bet mes dėl to bijom, kad darbuotojai čia nepradėtų vadovauti įmonėje. Nors kitą kartą, čia iš verslo pusės sakau, nors kitą kartą gal pamirštam, kad būtent darbuotojai ir kuria pridėtinę vertę. Įmonė pati iš savęs, jinai net nekuria pridėtinės vertės. Mums nepatinka, kai kam nepatinka garantijos darbuotojams, ne, kad reikia tų papildomų ligos dienų arba savišvietai, kurios yra apmokamos ir taip toliau, bet statistiškai, kolegos, man atrodo, kad mes ar šiaip ar taip ir dabar taip gyvenam, kai kada suteikdami darbuotojams ten tas neįvardintas savišvietos kokias arba leisdami neatvyk darbuotojams dėl sveikatos ir taip ir tą dieną paliekam tokią be statusą, ar ne, blogai jauties, tai neik į darbą, padirbsi nuotoliu, ten kiek pavyks, ar ne. Tai štai sureguliavimas tokio santykio iš esmės įneša teisinio aiškumo. Garantija darbuotojui ir užtikrintumas darbuotojui, kad jisai gali neateiti kažkada į darbą ir nenukentės. Ir darbdaviui kontrolės principas, kad darbuotojas vis tik tai neturėtų sirgti pernelyg dažnai šiaip savo ir negalėtų neiti pas daktarą ir negalėtų ateiti į darbą, reiškia, ir už tai gauti kažkokį apmokamą laisvadienį, arba dirbti iš namų, reiškia, toks principas, ne?
Tai normos čia labai gerai išsprendžia ir užkardo galimus ginčus ateityje. Jeigu mes turim aiškus susitarimus dėl garantijų darbuotojams, tai pirmiausiai darbdavys gali aiškiai transliuoti, kad darbdavys kompromiso būdu sutinka ir suteikia darbuotojams papildomų naudų, negu kad numato darbo įstatymų, ir darbuotojai turi tam tikrą lūkestį išpildytą, nes darbuotojai taip pat mato, reiškia, įtvirtintą darbdavio pažadą kolektyviniuose susitarimuose, kas veda link tokio teisinio aiškumo. Baimė dėl profesinių sąjungų uždominavimo mums nepatinka. Su tuo galima sutikti, bet tai daugiau galbūt, sakyčiau, tokių atskirų atvejų analizė, veda mus prie tokios išvados, vis tiek moderniuose darbo santykiuose vis labiau, reiškia, einant į tokį supratimą, kad darbuotojas ir darbdavys yra daugiau verslo partneriai, o ne darbuotojas skolingas darbdaviui už tai, kad buvo įdarbintas. Taip, tai mes jau nueinam nuo šito požiūrio, iš esmės. Ir kuo toliau, tuo labiau moderniuose santykiuose darbuotojo vaidmuo jisai iš esmės didėja tiek įmonės operatyviniai veikloj, tiek ir sprendimų priėmimuose, nes mes, dabar įsivaizduokim, žmonės jau pakankamai neblogai žino savo teises. Aš pats dirbu gal daugiau negu 20-25 metai darbo santykių srity. Palygint kokiu 2001 metus ir 2025 metus, tai diena ir naktis, ar ne? Darbo santykių kultūra, galimybės, komunikacija, bendravimas, požiūris į darbą ir taip. Požiūris į darbą čia atskira tema, atskiros kartos skirtingai mato, reiškia, darbo vertę, ir čia gal irgi tokia įžvalga, kad mes iš tokio požiūrio, kur darbas yra gyvenimo ašis, daugiau atėjom į tokį daugiau egocentrišką požiūrį, kad vis tik tai darbas yra gyvenimo dalis, bet ne gyvenimo ašis. Ir gyvenimo ašis yra kiekvienas individas, apie kurį ten sukasi šeima, darbas ir taip toliau. Tai mes tokį poslinkį su sampratą mes tokią kaip ir turim, ir tą jaučiam turbūt ir jaunos kartos, kur mums čia nepatinka, nes neaišku, ką galvoja apie darbą, ir yra nerūpestingos ir visokios kitokios, kaip mes apdaliname epitetais. Bet čia turbūt yra normalu, gal ne mūsų tema, žinot. Visada mūsų tėveliai arba seneliai už mus būna kvailesni, ar ne, mes protingesni, bet kas blogiausia, ir su mumis tas pats, mūsų vaikai tą patį galvoja apie mus. Taip kad čia viskas čia sukasi, bet įrodymas, reiškia, mes gyvenam geriau ir progresas vis vyksta. Tai reiškia, mūsų čia supratimas ir į priekį ir atgal, kas čia protingesnis, kas ne, matyt, yra nepagrįstas kažkokiais empiriniais duomenim, nes tos vis kvailesnės kartos, jos vis geriau gyvena kažkodėl. Tai matyt, kad pasikeičia aplinka, kitaip mes čia įsivaizduojam. Taip, senas požiūris mums nepatinka profesinės sąjungos, nes jos yra archaiškos, sovietinės ir panašiai. Tai čia, matyt, reikia daugiau patirties ir pažinti darbuotojų atstovus. Ir suprantama, kad darbuotojų atstovai senais laikais turėjo kitų uždavinių, negu tik atstovauti darbuotojų interesams. Tai laikai keičiasi, gal ne taip greitai keičiasi darbuotojų atstovai, gal vis tiek to reikimo kažkokio per daug, principingo užsispyrimo per daug mes matom kartais. Ar ne, bet situacija bet kuriuo atveju keičiasi. Ir turbūt ir versle tenka dėrėtis, kartais reikia atstovėti kietas pozicijas. Tai socialinis dialogas tam tikrą prasme ir atliepia verslo modelį. Nereikia bijoti atstovėti kietai pozicijų, bet šiaip tai kompromiso bet kuriuo atveju reikia, nes mes turbūt sutiksim, kad vis tiek mes organizacijoje turim turėti laimingus darbuotojus. Jeigu tokių neturėsim, gerai nebus. Ir požiūris toks mums nereikia. Tai tas požiūris šiaip yra rizikingas darbo santykiuose, nes mums nereikia socialinio dialogo. Nereikia. Mums nereikia čia
kad darbuotojai lįstų į sprendimo priėmimą. Nu, nereikia. Mums nereikia čia jokių, čia pas mus nebūna nelaimingų atsitikimų, mums čia nereikia irgi. Nu, nereikia, bet vieną dieną įvyksta. Ne? Vieną dieną kažkodėl kolektyvas sukyla, pradeda sabotuoti darbą, nesuprantam kodėl. Vieną dieną ten įvyksta nelaimingas atsitikimas ir mes čia taip nustembam, reiškia, niekada net nebūtum pagalvoję, kad taip gali atsitikti. Ne, ir tai yra pasekmės iš ilgalaikio neveikimo. Ar ne, jeigu mes ilgą laiką neinvestuojam į saugą sveikatą arba sumažinam dėmesį saugai sveikatai, prarandam budrumą, kažkas įvyksta. Darbuotojų kolektyvas įsiaudrina arba tampa mažiau našus arba nepatenkintas, kai ilgą laiką negauna dėmesio ir yra negirdimas. Ne, čia vėlgi, kaip sakant, neagituoju iš profsąjunginį požiūrį į darbo santykius. Tiesiog vadovauju savo patirtim iš savo verslo, matau kitus verslus, matau ginčus, iš ko kyla ginčai. Ginčai dažniausiai kyla iš žmogiško nesusikalbėjimo ir empatijos nebuvimo. Ar ne? Nes viską galima susitarti, bet kada įžeidinėja vienas kitą iš du žmonės, tai tada susitart tampa labai sudėtinga. Tai tas mums nereikia požiūris ilgalaikiai perspektyvoje yra be galo pavojingas. Ir net jeigu visa tai, ką šiandien pasakiau, atrodo šiek tiek mums per toli, tai mes atsiminkim, apie ką kalbėdavom prieš 15 metų darbo santykiuose, apie grafikus, kažkokius darbo laiką, apie kokius psichosocialinius rizikos veiksnius arba psichoemocinę darbuotojo būseną prieš 15-20 metų mes nekalbėjom. Arba jeigu kas nors ir kalbėjo, aš pats ten gal kalbėjau kažkada, tai buvau išjuoktas viešai, kad tai ką, tai psichiatrų reikės darbovietėse. Tai daug laiko nepraėjo nuo to laiko, nuo 2013 metų, tai va 12 metų. Tai taip, mes šiandien kalbam apie psichologus darbovietėje, apie psichologinę pagalbą darbuotojams, ar ne, pagal darbo kodekso 30 straipsnį. Tai reiškia, jau tai indikuoja ir rodo, kad mums pradeda rūpėti ne tik, reiškia, ar žmogus yra fiziškai sveikas, bet ir žmogaus mentalinė sveikata, psichinė sveikata, kas yra didelė problema nūdienos darbo santykiuose, nes mes realiai iš tokio rankų darbo perėjom į darbą galvom, ar ne, rankų darbą tai darys robotai apskritai ir didžiuliu pagreičiu tas vyksta. Ir čia mes, turbūt, turim suprasti, kad įvykus nelaimingam atsitikimui nulaužta ranka ar koja aiškiai matosi ir skauda, ne? Bet štai kas vyksta žmogaus galvoj, mes nematom. Ir su tuo dorotis yra gerokai sudėtingiau. Tai čia turbūt vėlgi ateities iššūkiai didės, žmonės pakankamai jautrus, rizikų susijusių su įvairių rizikų susijusių su darbo organizavimu daugėja. Irgi vienas praktinis pavyzdys - darbas nuotoliu. Ar ne, prieš COVID, kaip mes apie jį galvodavom. Galvodavom, kad čia privilegija, į darbą eit nereikia, o algą gauni. Per COVID padirbom, supratom, kad ne taip čia paprasta viskas ir ko gero, kad į darbą eit gal fainiau negu sėdėti namuose ir dirbti. Ar ne? Tai va štai turim tokią transakciją, tokį perėjimą, patikrinom empiriškai, kaip tai veikia. Nu ir dabar mes jau pradedam kalbėti ir galvot, kad tas darbas nuotoliu, kuris taip gražiai atrodo kaip kažkokia tai nauda darbuotojai, ar ne, indikuoja apie darbdavio patrauklumą, jeigu mes tą hybridą arba nuotolį čia įtraukinėjom, bet jau grįžta po truputėlį su pasiekmėm tas socialinė atskirtis tokių darbuotojų, ribota galimybė dalintis gyvosiomis žiniomis, ar ne, ribota galimybė tobulėti, bendrauti su kolegom, kiek yra ne visai didelių kompanijų, kurios taiko nuotolinio darbo modelį, pavyzdžiui, 20-30 darbuotojų, kurie vieni kitų nepažįsta, kad jie toj pačioj kompanijoje dirba. Nu tai kaip?
tada mes galvojam apie tvarumą tokios kompanijos. Nu, turbūt nelabai čia išeis. Arba gal aš taip sakydamas dar nesuprantu, gal tai yra kaip tik ateities modelis, bet turbūt visi suprantam, kad žmogui reikia bendrauti, reikia gyvo bendravimo ir turbūt tas atskirtis tokia, nu, neišmokinti žmonių būti vienišiais ir jaustis komfortiškai. Tai va, tai matot, kiek yra įvairių situacijų, įvairių dalykų, kurie yra svarbus ir susiję tiesiogiai su socialiniu dialogu. Reikia kalbėtis. Taip, reikia rasti kompromisus, o tam, kad kompromisai virstų teise, jie turi būti užrašyti. O darbo santykiuose tas dokumentas, kur kompromisai virsta teise įmonės lygmeniu ir yra kolektyvinės sutartis. Tai va, kolegos, trumpai tiek. Ačiū labai, Viliau, už tikrai išsamų ir įdomų pristatymą apie kolektyvinių sutarčių naudas ir rizikas galbūt. Aišku, gal tų rizikų mažiau nei naudų dabartinėme kontekste. Kolegos, aš tada kvieščiau atverti klausimų atsakymų žanrą. Jeigu būtų tokių klausimų, tai prašau kelti rankas. Matau, kad dalis klausytojų prisijungia šiek tiek vėliau, tai vis tiek, jeigu yra klausimų, prašau naudotis progą. Audrius Sakalauskas kelia ranką. Audriu, prašau. Sveiki, Viliau. Tai mano klausimas yra dėl laikino įdarbinimo įmonių. Tai jeigu bus taip, kad reguliavimai, kaip pavyzdys, kad ir suminė galėtų būti tik su turint tą kolektyvinę, tai kaip laikino įdarbinimo įmonėm? Ar užteks to, kad klientas turi ir mes tą sakom mūsų darbuotojam siuntimo laikotarpiu galioja kliento kolektyvinė ir jis tenais pasirašo? Ar mums patiems, kaip laikino įdarbinimo įmonei, irgi reikės turėti kolektyvinę sutartį, kad naudotis visais tais galimais privalumais apėjimais? Ačiū už klausimą. Tai reakcija, jeigu taip įvyks ir pakeis, tai jums bus sunkiau. Bet jeigu rimtai, tai darbo laiko režimas yra taikomas toje įmonėje, kurioje darbuotojas atlieka funkciją. Nu, mano giliu įsivaizdavimu, jeigu mes turim laikino įdarbinimo situaciją, tai laikino įdarbinimo įmonės darbuotojai, ar ne, paskirimo laikotarpiu yra naudotojo dispozicijoje ir jie yra traktuojami taip pat, bendraja prasme, taip pat kaip ir naudotojo darbuotojai. Tai aš manau šiuo atveju, praktiškai netgi esu įsitikinęs, kad jeigu laikino darbo naudotojas turės galimybę ir taikys, bus įsivedęs suminės darbo laiko apskaitos režimą, tai laikinieji darbuotojai tuo režimu ir galės dirbti sėkmingai, nes priešingas aiškinimas jisai turbūt vestų mus link diskriminacinio požiūrio, kas nėra labai gerai. Tai manau, kad jeigu toje įmonėje, į kurią siūsite darbuotojus, bus suminė darbo laiko apskaita, ar ne, tai ir jūsų darbuotojams bus taikoma suminė darbo laiko apskaita. Aš tiesą sakant, dabar dar plačiau, taip reiškia, truputį filosofiškai gal net pagalvojau, klausimas, ar laikinai įdarbinimo įmonei pačiai netgi yra kažkokia racija įsivedinėti tą suminę darbo laiko apskaitą. Bet čia gal gilesnė diskusija. Tai Audriau, dar prašau. Tai tik irgi dar patikslinti, kad klausimas turbūt yra ne tik apie tą suminę, bet kaip suprantu, ar teisingai suprantu iš atsakymo, kad ne tik suminė, bet ir bet kokie kiti susitarimai, kurie yra kolektyviniai, jūsų nuomonė turėtų galėti būti pritaikyti laikinam darbuotojui, kuris dirba pas tą laikiną naudotoją. Matau, linksit, tai
suprantu, Tai kad Audriau, jeigu aš čia neteisingai pasakysiu, jūs tada diskusijų formą man paprieštarausit. Jeigu aš gerai atsimenu iš direktyvos laikinojo įdarbinimo, ar ne, ir mūsų darbo kodekse esančių nuostatų, kad laikinojo darbo naudotojo kolektyvinė sutartis laikiniesiams darbuotojams, man atrodo, turi būti taikoma. Toks yra bendras principas. nesu tikras, bet manau, kad taip. Taip, bent jau iš tarptautinės teisės aktų, ten ar tarptautinės darbo organizavimo, konvencijos ar direktyvos, tai dėl kolektyvinių sutarčių taikymo yra ta taisyklė. Tai jeigu bus kolektyvinė sutartis pas naudotoją ir susitarsi dėl taikymo, manau, kad čia tas teisinis vakuumas bus nebus teisinio vakuumo, viskas bus ok. Čia daugiau problemų, žinai, su garantijom ir naudom ir privalumais ir taip toliau. Va čia vienodo požiūrio principo įgyvendinimu, bet čia gal kita tema. Dėkui, atsakėte. Dar klausimų? Kol kas nematau, tai Viliau, aš gal turėčiau vieną klausimą. Pats paminėjai kelis kartus, kad ir vyriausybės programoje yra šios vyriausybės praeitos be abejo, 19 ir 20 programoje yra numatoma daugiau kolektyvinių sutarčių pasirašymo, tam tikras, kaip čia, skatinimas tų kolektyvinių sutarčių, bet tuo pačiu paminėjai, kad verslas turi tam tikrų nuogąstavimų, pradedant nuo baimių, baigiant mums to nereikia ir panašiai. Bet vat, taip imant ten 5 metų, 10 metų, sakykime, laikotarpį, kaip bendrai Lietuva juda su kolektyvinių sutarčių sudarimu, ta prasme, vakarų Europoje, ten Skandinavijoje, tai yra gan įprastas modelis kolektyvinės sutartis, nes ten labiau darbdaviai mato, ko gero, naudų negu žalų. Bet kaip Lietuvoje, tų kolektyvinių sutarčių didėja, mažėja, gal turi tokius, iš praktikos jau kažkokius skaičius? Tai pirmiausia, turbūt aprėptis kolektyviniam sutartim yra labai maža, turbūt viena mažiausia Europos Sąjungoje, Lietuvoje, sakyčiau taip, ar ne, tos statistikos paskutinės nežiūrėjau, bet visą laiką tas yra pabrėžiama įvairiuose diskusijų formatuose. Bet iš savo patirties galėčiau pasakyti taip, ar ne, suskirstyti savo visą darbinę karjerą nuo 2002 metų, 1 metų, tai apie kolektyvinės sutartis nuo 2001 iki kokių, nežinau, 2015 metų mes čia apskritai mažai kalbėjome. Ir tai nebuvo tema. Ir ne, tam, kas turbūt dirbo socialiniam dialogė, paklaustume mūsų kolegų profsąjungiečių ar ne, garbingų, ten kokio Černiausko, Krupavičienės, tai galbūt ir pasakytų, kad visą gyvenimą jie čia kolektyvinėse dėrybose buvo ir kolektyvinės sutartis sudarinėjo, bet mes apie tai negirdėjom. Ar ne, paskui kažkoks, jau turbūt su 2017 metų darbo kodeksu, kuris yra daugiau orientuotas į tokius darbo santykių reguliavimo principais ir jau tokiais teisiniais pasiūlymais per kolektyvinės sutartis susitarti arba nukrypti arba panašiai, galbūt kažkokį postumį ir davė į daugiau kolektyvinių sutarčių atsiradimą, o iš savo teisinės praktikos, ir ne, aš advokatūroje dabar jau gal ten viešam sektoriui dirbant mažiau teko susidurti konkrečiai, bet advokatūroje dirbant jau kiek 12 metų, per paskutinius turbūt 5 metus atsirado labai aiški tema kolektyvinės dėrybos, ko irgi nebuvo, tarkim, prieš 5-7 metus ir apie tai, kad čia kolektyvinės dėrybas, pavyzdžiui, samdytų teisininkus, pagelbėti dėrybose ar ne, ir pamedijuoti, ir galbūt padėti socialiniam partneriam rasti lengviau kompromisus, to nebūdavo. O dabar atsirado ir pavyzdžiui, kas dar šiek tiek, man atrodo, truputėlį nauja,
vis tiek mes turim čia tų užsienio verslų nemažai Lietuvą ateinančių arba pirmin atgal migruojančių. Mes turim tokią, nežinau, ar tai galima vadinti pavyzdžių, ar ne, bet užsienio verslai, kurie atkeliauja į Lietuvą, vienu iš pirmųjų klausimų kelia, ar mums nereikėtų turėti kolektyvinės sutarties. Tai reiškia, tokį lengvą dūzgimą turim, kažkokį tai vis pašnarianimą turim istoriškai per paskutinius 10 metų, bet tokio realaus konceptualaus supratimo ir postumio, kad vis tik tai, turbūt esmė darbo santykių reguliavimas yra susitarti darbuotojai su darbdaviu. Ar ne? Čia, kad ir vienas, ir kitas būtų patenkintas ir nesiskųstų, kad Seimas blogus įstatymus priiminėja. Ar ne? Va čia esmė. Ir čia yra kolektyvinė sutartis kaip instrumentas, kuris gali padėti tą pasiekti, bet, kaip ir minėjau, kadangi darbo kodeksas yra labai komfortiškas, šalims nėra postumio. Darbuotojams gerai, nes, turi mažų vaikų, gali 24 papildomas darbo dienas atostogų turėti per metus. Ar ne? Darbdaviam gerai, nes dabar kiek, gali dirbti iki 60 valandų per savaitę. Jeigu tik tai gerai susidėlioji reikalas. Tai daug, ar ne? Tai čia aš matau, kad šitą kampą vyriausybė yra pagavus per savo programas ir užtat čia mes ir girdim čia tas kalbėjimus apie panaikinti suminę. Ne, panaikinti suminę, tai jaučiu kokie 2/3 verslų turės perorganizuoti darbą. Arba galvot, kaip likti komforto sąlygose, bet per teisinius instrumentus, pavyzdžiui. Tai ieškotis tada draugų, partnerių, profsąjungų, kurie sutiktų sudaryti kolektyvinės sutartis. Ačiū. Kol kas daugiau pakeltų rankų nematau. Bet vėliau, tada toks provokuojantis klausimas. Jeigu kolektyvinė sutartis, kaip instrumentas, kaip įrankis, yra atsvara darbo kodekso kai kurioms nuostatoms, tai iš kieno turėtų kilti iniciatyva tokių kolektyvinių sutarčių pasirašymai tavo manymu? Ar iš darbuotojo, kuris profsąjungų be abejo yra traktuojamas kaip iš galios pozicijų, ar iš profsąjungų turėtų būti ta iniciatyva kilti? Labai sunkus klausimas. Čia neprovokuojantis, o labai sunkus yra, nes paprastai iniciatyva kyla iš profesinių sąjungų pusės. Ir gal dėl to, kad profesinių sąjungų požiūris į darbo santykių reguliavimą yra tai, kad tai yra minimalų standartai ir gal reikėtų truputį daugiau dar iš kažkaip susitarti, ar ne, darbuotojų naudai. Požiūris toks, koks yra, ne, nes, pavyzdžiui, darbdavių požiūris paprastai taip nebūna toksai. Darbdaviai galvoja, kad tai, kas parašyta įstatymė, yra norma, o ne kažkoks minimalus standartas. Ir čia galim rasti argumentų ir į vieną kitą pusę. Būkim savo sąžiningi. Minimali mėnesinė alga čia normali ar ne? Jeigu mes čia apie ją daug diskusijų visada būna. Jeigu jinai normali, tai pagyvenkim su minimali alga pusę metų. Pasižiūrėsim, ar normali. Ar truputį trūksta, ar ne? Tai čia, ir aišku, čia nėra, vėl aš už nieką negitoju, nes kai tą minimalią algą reikia uždirbti ir sumokėti, ar ne, kažkaip sugeneruoti ir sumokėti žmonėm, ir visiems reikia sumokėti, tai nėra taip jau labai paprasta, ar ne, tą 1 eurą uždirbti net taip jau lengva. Taip, tai čia visi kampai yra. Man atrodo, kad atsakant į jūsų klausimą, mes turėtume matyti labiau galvot, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai, ar ne, kaip dabar mes ateinam į individualų darbo santykį, štai darbdavys pas darbuotoją. Mes tarėmės dėl darbo sutarties sąlygų, aišku, darbdavys dar turi daugiau jėgos primest sąlygas, taip jau surėdytas pasaulis, bet vis labiau derybinės galios vis tiek. Nuo ekonominių ciklų priklauso, kada
darbo rinkoje yra didelė darbuotojų paklausa, tai darbuotojas tampa tikrai gerų dėrybininkų darbo santykiuose ir gali daug išsireikalauti. Nu, tai čia mums čia nekyla klausimas, kaip susitart, kaip mes dirbsim ir kas turi būti sutarty. Tai mano įsivaizdavimu, kas liečia kolektyvinės sutartis, ar ne? Mes vis tiek turėtume matyti kažkokį tai, tokį supratimą darbdavio ir darbuotojų kolektyvo, per ką tas kolektyvas matyt per profsąjungas veikia, ar ne, ir panašiai, kad mums dirbant organizacijoje reikia irgi sutarimo dėl žaidimo taisyklių, ar ne? Tai kad mes kaip dabar individualų santykiai ateinam ir savaime aišku, kad turim susitarti dėl dalykų. Tai va, į tą kolektyvinį santykį mums dar savaime nėra aišku, mes dar pripratę prie to, kad mums čia sureguliuos. Ir kai šitas požiūris gal pasikeis, kad mums čia sureguliuos nebetinka, mes patys norim susireguliuoti, tai turbūt ir tas natūralus virsmas ir įvyks, kad ir darbuotojai norės dalyvauti įmonės valdyme, darbdavys galbūt bus suinteresuotas, kad darbuotojai įsikurtų tos oficialius, organus savo, ar ne, ten darbuotojų atstovavimo instrumentus. Ir tada susitartų iš esmės dėl to, kaip mes čia dirbsim, gyvensim, kaip viens kitam turėtumėm kelt klausimus, kaip atsakyti, kaip viens kitą nervint, kaip iš to nervo išeiti ir panašiai. Ir čia turbūt to pavyzdys, arba kitas dalykas, ko mes irgi labai daug čia neturim, kokie nors streikai, ar ne, mes galvojam, kad jie labai toli, neduok Dieve iš čia dalyvaujančių verslų, kad pas ką nors atsitiktų streikas. Tada labai greitai paaiškėja, kad čia žiauriai nemalonus reikalas. Tai, pavyzdžiui, tokie buvimas geruose santykiuose su darbuotojų atstovais, galiojanti kolektyvinė sutartis, jinai apskritai streiko prevencija, mažiausiai, ar ne? Tai tam tikrose valstybėse, ten skandinavai, nemažai tenka diskutuoti su darbdaviais, jie kolektyvinius santykius eina tik tam, kad būtų socialinė taika, tam, kad ten nieks nekeltų, nenaudotų jau tų ultravyrės, ultramultima ratio tam tikrų priemonių. Tai va. Aišku, tai ačiū Viliau tikrai už išsamų ir, man atrodo, reikalingą pristatymą ir reikalingą temą. Ir tikrai tas ir požiūris pamažu keičiasi ir tų naudų turbūt yra daugiau nei mažiau, bet be abejo apie šias kolektyvinės sutartis arba kolektyvinių sutarčių naudą reikia kalbėti ir garsiau, ir platesnėse kolektyvuose. Ir dėl to būtent šita diskusija buvo pasirinkta daryti viešą. Tai tiems, kas prisijungė ir dalyvavo, tikrai ačiū, kad radote laiko dalyvauti. O taip pat noriu priminti, kad šita diskusija buvo įrašinėjama ir mes artimiausiu metu Lietuvos darbdavių konfederacijos kanaluose pasidalinsime įrašų diskusijos, tai tikrai kviečiu pasidalinti ir su kitomis įmonėmis, kurioms tai gali būti aktualu, pasidalinkite su savo kolegomis, jeigu patiko diskusija, ir pasimatysime kitose teminėse diskusijose ir kitose formatuose. Tai dėkoju visiems, ačiū Viliau dar kartelį ir ačiū dalyvavusiems. Ačiū visiems, ate. Ačiū, dėkui, viso gero.